Pone Žemaitaiti, kas čia aukščiau? Seimo statutas, kuriame parašyta, kad tiesiog Seimo pirmininkas teikia kandidatūras, ar koalicijos susitarimas ir jame išties jūsų pavardės nėra? Gal tai buvo klaida nenurodyti savo pavardės kaip Seimo vicepirmininko? Tai reikėtų gal visų pirma pakeisti laidos pavadinimą, nes ko gero užteks čia LRT širpinti Lietuvos gyventojus, nes jūs nieko kito neveikėt kažkokiais ultimatumais ar dar kažkom. Tai koalicijai iškilo klausimas dėl koalicinės pačios sutarties vykdymo, kokie čia ultimatumai, turėtumėt bent gėdos turėti LRT tokius pavadinimus dėtis. Vyriausybė veikia, vyriausybė suformuota, vakar biudžetas patvirtintas. Tik reikia priminti, kad dėka konservatorių parama Ukrainai yra stipriai sumažėjusi, biudžete nenumatyta net 150 milijonų, krašto apsaugai jų dėka irgi sumažėjo. Pone Žemaitaiti, koks terminas yra? Jūs pats, tarp kitko, pasirašant koalicijos sutartį, sakėt, kad klausimas apie jūsų buvimą Seimo vadovybėje yra per ankstyvas. Gal po mėnesio, gal po pusės metų, gal po metų pamatysim. Jūs taip sakėt. Citata, man užtenka būti Seimo nariu. Kodėl dabar nebeužtenka ir kodėl tada iš karto pirmą Seimo susirinkusio dieną kartu su kitais, kai buvo tvirtinami visi Seimo vicepirmininkai, jūsų kandidatūra nebuvo teikiama? Tai pirmiausiai tai Mariui replika, nebekur kitų naratyvą, ar tai tikrai tampat, kai ta Kremliaus radija ir televizija kūrenti kažkokias nesąmoningus dalykus. Gėdos turėtumėt. Seimo narys, kuris prisiekia ir duoda priesaiką konstitucijai, jisai gali užimti visus vadovaujančius postus Seime. Ar tai bus Seimo pirmininkas, ar komiteto pirmininkas, ar frakcijų pirmininkas, ar komisijos pirmininkas. Tiesiog pagarbos, bent jau tikrai iš LRT, nes jau didesnės gėdos, ko gero, negali daryti nacionaliniam transliuotojui. Pone Žemaitaiti, niekam sako, nėra svarbiausi, jums pasirodo, yra. Mum irgi, dar kartą sakau, mum nėra svarbu, mes aiškiai pasakėm, prioritetas, vyriausybės programa, vyriausybės patvirtinimas ir vyriausybės darbai. Tai šitie procesai vyksta. Dėl to nekelkit chaoso valstybei, nes aš žinau, kad jūs labai norit tą chaosą sukelti ir norit valstybei tam tikrą sumaištį varyti. Bet pone Žemaitaiti, ne mes sakom, arba aš, arba koalicija. Čia jūsų drama, ne mūsų, jūs ją užsukote. Tai, žiūrėkit, aiškiai aš dar kartą pakartosiu. Tai yra sutarimas. Tai yra koalicijos sutarties laikymas. Koalicijoje yra numatyta tokia galimybė ir Nemuno aušra turi galimybę teikti. Tai susirinks koalicijos lyderiai po švenčių ar švenčių laikotarpį susitiksime ir tai aptarsime. Tai dar kartą šiek tiek, manau, kad pradėkit žiūrėti darbus, pradėkit žiūrėti procesus ir be kita ko, kažkaip stebuklingų būdu šitas polimas arba šita drama atsirado tai, kai audito komitete kartu su Artūru Skardžiu nusprendėme pradėti auditą LRT. Prašom, pradėkit kokį nori auditą, ponė Skverneli, kaip jums... Jau nebebijot jo audito, jau viskas tvarkoja LRT. Nebijojom jokio audito, bent jau mes su Marium, tai tikrai... Turbūt rizikuosiu vėl būti apkaltintas, bet vis dėlto jūsųgi buvo citata, arba aš Seimo pirmininko pavaduotojas, arba griūna koalicija. Tai kaip mes tą sakinį galima ištrinti iš dabar? Čia tai dabar grįžkim prie teisingo sakinio, ką aš ir sakiau. Taip. Tai partijos yra sprendimas Remigijų Žemaitaitį teikti Seimo pirmininko pozicijas ir tokia atveju yra sutarties nesilaikymas, nes sutartyje yra numatyta, kad Nemuno aušra deleguoja ir teikia 2 Seimo vicepirmininko pozicijas. Tai kas jums dar neaišku, aš nelabai suprantu, arba logikos nesusigaudot, arba sutarties neperskaitot. Arba aš, arba nebuvo taip, kad Nemuno aušros atstovas, arba aš, arba griūna koalicija. Tai dar kartą sakau, tai kadangi yra toks sprendimas, yra partijos vadovybės sprendimas, partijos vadovybės dar kartą pabrėžiu, ir partija teikia. Tai yra toksai teikimas. Tai išvedžiojimo neišvedinėkite. Čia lygiai taip pat jūs LRT rinkimai Monika, arba Vonutė. Ir susirenka taryba ir sako, yra teikimas Monikos ir yra teikimas Zabarausko. Ir tai už ką balsuojame? Balsuojame už Moniką. Tai lygiai taip pat yra partijos organų sprendimas, partijos organų sprendimo aš turiu laikytis. Jeigu partijos organas iškėlė kandidatūrą į Seimo vicepirmininko poziciją Remigijų Žemaitaitį. Žemaitaitį, kaip jūs tiems savo rinkėjams pasakytumėte, kurie sako, kad, tai kurgi tie pirmieji darbai, štai rašo vienas irgi, Natalija rašo, kad jau mano aplinkinių nuomonė, tokių kaip Žemaitaitis, kurie laktų po partijos, pastoji daro intrigas ir taip toliau, jau čia yra jos nusivylimas, kaip suprantu, nors ir rinko jūs. Nesibaimėte, kad prarasit? Tai jau pirmieji darbai padaryti, vyriausybės programos tvirtinta, ministrai yra šią savaitę vakar vakare įskrido visas ministrų kabinetas į Ukrainą. Po švenčių sausio mėnesį bus sudaromos darbo grupės dėl mokesčių reformos, sudaroma darbo grupė iš koalicijos sutarties dėl antros pakopos pensijų pasitraukimo galimybės, jau jinai atsiranda. Tai aplinkos apsaugos ministerijai su ministru ir vakar turėjau pokalbį ir užvakar ilgesnį.
pokalbį, tai yra dėl statybos leidimo išdavimo, dėl pertvarkos peržiūros sistemos, jau jisai važiuoja Žemės ūkio ministerijoje, sausio mėnesį Šedžius keranda į Europos komisiją dėl RRF pinigų ir klausimo iškelimo dėl 80 milijonų, kur turėsim grąžinti ES biudžetą. Nacionalinio mokėjimo agentūros taisyklių pakeitimus ir konkursus smulkiem ir vidutiniams ūkininkų davimui ateinantį sausio vasarį mėnesį turim peržiūrėti, tada dėl įsipareigojimų įsipirkimo žemės, tai, ką jūs nematote arba tai, ką mes nespėjom komunikuoti, nes darbotvarkę formuoja ne Žemaitaitis, ne Saulius Skvernelis ir ne Gintautas Paluckas, o formuoja dėja žurnalistai ir pagal tą vieną ar kitą skandalą mes turime suktis. Ar tai būtų teisingumo ministro šokis prieš 20 metų, vietoj to, kad mes kalbėtumėm iš tikrųjų, kur turim didelę problematiką su naujų konstitucinio teismo sprendimu dėl LGBT informavimo nepilnamečius asmenis, kur vėlgi pripažintas įstatymas. Pone Žemaitaiti, kaip su tuo kalbėjimu? Aš kaip matau Marijui nagai niešti, jisai nori įtverti intrigą, konfliktą, kokią nesąmonę padaryti. Tai jums noriu pasakysim, frakcija priėmė sprendimą, kad dėl koalicijos komentuoja tik tais frakcijos seniūnas. Visas kitas Seimo nariai gali komentuoti. Jūs ir žeminančiai atsiliepėte. Paleiskit, aš pasakysiu. Lieputė, būk gera, aš šiandien turėsiu progą ilgai pakalbėti dar radiją. Tai aš man greit nebeleisit. Tai ką aš noriu atsakyti? Dėl koalicijos, todėl kad koalicijos susitikime einu aš ir kad Saulius ir Gintautas mes tryse daug kur susitinkam ir daug ką žinom. Po to, kai frakcijos nariai nespėjomės kažko pasakyti, pats pradeda interpretacijos, tada pripasakoja, tada mums iš paskos reikia bėgti žurnalistams sakyti, kaip ten buvo. Tam ir priimta komunikacijos. Ar jūs matėte, kad dėl koalicijos komentuotų ne Gintautas Paluckas? Gintautas Paluckas komentuoja dėl koalicijos. Ar jūs matėte, kad Saulius Skvernelis ar kažkas kitas komentuotų? Saulius Skvernelis pagrindė komentuoja. Todėl, kad kai mes trys susitinkam, yra tam tikrų dalykų, ko nežino kiti arba ko nepasakome. Tai yra natūralus dalykas. Todėl, kad nebūtų skirtingos komunikacijos ar nebūtų skirtingo vertinimo ir buvo toks sprendimas priimtas. Tai kiti visi gali drąsiai komentuoja, kas ką nori ir kaip nori. Aš suprantu noro nupiešti, aš tikrai tą matau ir man labai patinka, kad jūs tą darote. Koalicijos taryboje, beje, jūs nesate. Tryse tą irgi turbūt galima patikslinti. Aš kalbu apie koalicinį, kada mes trys susitinkam Gintautas Paluckas ir Saulius Skvernelis.